sako, kiekvieną kovo 8 aš savo žmonelį padarau tokią staigmenėlę. Kitas bendras, sako, o tai kokią? Vat, sako, išnešau kalėdinę eglę. Geras. Brangioji, palik tu tos indus. Palik, šiandien jų kovo 8, rytoj galės išplauti. Bet iš tų krepšelio. Žodžiu, vyrukas su savo moterimis stovi prabangioje. Kaip vadinasi tie papuošalai? Juvelyrikos parduotuvė, ne? Prabangioje juvelyrikos parduotuvė, Tiffany & Co. Stovi vyrukas ir sako, milo, šiandien vis dėlto tokia graži data, kovo 8. Tu ypatinga moteris, rinkis, ką nori, gal kažką ant kaklelio, gal kažką ant rankos, gal nuostabius auskarus, arba štai šios kelis žiedus. Moteris žiūri, sako, Jėzau, kaip čia viskas gražu, kaip man viskas patinka. Nufilmuota, pasakė režisierius. Taip, gyvenimas toks tik žiaurus. Jei vyro veidas išteptas majonezu ir aplipęs daržovėmis, reiškia jis neblaivus. Jeigu moters veidas išteptas agurkais ir jų gabalais, taip, tik kosmetinė kaukė. Lygių galimybių šiuo atveju kontrolierius parašė matyt. Žodžiu, yra 2 dalykai, patarimai. Mokslininkai šiaip anksčiau patarė ir šiaip paprasti žmonės, kad nereikia eiti į maisto parduotuvę alkanam. Lygiai toks patarimas, kad negalima eiti į juvelyrinę parduotuvę nepasimylėjus prieš tai. Teisingai. Moters diena istoriškai turėjo būti švenčiama kovo 6 dieną, bet damos kadaise taip ilgai ruošėsi, kad išėjo kovo 8. Čia geras šitas. Sudėlėjim, geras. Prosenelė prisijungė prie Facebooko ir laikų pagalba išsiaiškino, kurią nuotrauką ją išgraviruos ant antkampio. Toks, žinai, pusjuodis, bet geras. Tai dar vienas čia toks apie moteris, pačios moteris ir parašė matyt. Moteris prie vairo kaip žvaigždė danguje. Tu ją matai, o į tavęs ne.